Aplamai kapotas nėra ta dalis, kur čia labai didelį efektą sukelia. Jis kažkiek biški dadeda, jeigu yra galimybė paklijuojam, bet taip, kad jau čia užsifiksuot, kad čia tikrai reikia kapotą daryti, tai nėra čia tas pagrindinis, sakysim, vieta, kur yra labai svarbi. Jie ir investicijos nedidelės yra. Parašom sertifikatą, paskui surašom, kokios medžiagos, kokios zonose klijavosi. Ten tada matosi tam sertifikatė ir kiek kilogramų dasidėjo, kokios medžiagos sunaudotos, kiek jų sunaudota ir kiek bendras svoris dasidėjo automobiliui. Tai. Ir matosi sertifikatė mūsų matavimai, skirtumas, kiek yra išlošta decibelų skirtingose dažnių diapazonuose. Žemam dažnių diapazone mes daugiausiai išlošiam triukšmo sumažinimu, ten geriausiai sugroja, sakysim, vibroizoliacija ir garsoizoliacija. Aukštuose dažniuose ten, kur eina per langus, ten šnipštimai visi, tai jų nesumažinsi. Ten tik tai vienintelis dalykas, kas gali padėti triukšmus langams, tai dvigubi langai, tai prasme, jau gamykliškai užsisakyti dvigubus langus.